Labas. Šiandienos tema aš noriu pakalbėti apie mano pastebėjimą, kaip mes lietuvių kalboje nešam labai daug bagažo mūsų kalboje ir dabar kaip daugiau gilinuosi į individualius žodžius ir frazės, kurios mes sakom, tai pastebiu, kad tikrai mes labai sunkiai ir neigiamai nupaišom mūsų pasaulį. Kitose videos aš esu kalbėjęs, kaip dažnai naudojam žodį reikia, arba kaip kažkas gali būti žiauriai skanu, arba net taip baisiai gerai. Ir klausimas, kodėl mes taip įpratę naudoti šitos žodžius baisiai arba žiauriai, kad vietoj to, kad sakyt kažkas labai. Ir ką tai pasako apie mūsų pasaulėžiūrą. Ir ar neslypia kažkoks gilus bagažas už viso šito. Ir kiti pavyzdžiai, kaip sakyt, dėl viso pikto aš tai padarysiu. O kodėl dėl pikto? Ir kitas pavyzdys, jeigu kažkas toks wow, sakom, nieko sau, o kodėl ne visko sau? Tai aš neturiu atsakymų šito čia, kadangi net nesu čia gimęs, tik nuo vaikystės. Aš pastebiu, kad anglų kalboje irgi pasirodo šitokie numenkinimai, kad pavyzdžiui, kad taip pat angliškai aš bijau, kad nėra gana prekių. I'm afraid that we don't have this in store. Ir kitose kalbose aš esu tikras, kad yra šitokių. Ir iš tos pusės, kaip hipnozės praktika atsirado mūsų gyvenime ir kaip dirbant su savim, su afirmacijom ir tas pastebėjimas, kaip tie žodžiai, kuriuos mes sakom, ištariam arba galvoje vidiniam dialoge kalbam, jos transliuoja į tai, kaip mes patyrėm pasaulį, patyrėm gyvenimą. Ir ką turim laimėti vartoti žodžius, kurie neša tokį sunkų neigiamą svorį, kai galim juos iškeisti į kažką palankesnio link to, ko mes norim. Tai pavyzdžiui, vietoj to, kad sakant nieko sau, kodėl nesakyti visko sau, visko tai, kas įmanoma, o vietoj, kad dėl viso pikto, tai dėl viso gėrio, dėl viso linksmo, galit patys išrinkti, ko daugiau nori savo gyvenime, nes vartojant tokius žodžius, nors aš tikrai tikiu, kad pasaulis daugiau tikrai pasidaro žiauresnis, baisesnis, piktesnis ir klausimas, kam?